Atsargos karininkė, majorė, karo akademijos psichologė ir psichoterapeutė, psichologinio atsparumo ekspertė Rosita Kanapickaitė. Aš norėčiau gal ne melą sudeginti, o iliuziją. Šios moterys nėra sukurtos darbui ir šios moterys yra gimusios šiomis dienomis. Ai, tu čia kažkokia užsispyrus. Nes aš gimiau 3 dieną. Kodėl jūsų gyvenime nuolat įvyksta krizės ir reikia pradėti viską iš naujo? Tai yra dėl nulio jūsų gimimo dienoje. Labai tinka mums pereiti prie kito žinomo žmogaus, influencerės Julijos Žižės, kuri užsiema neuroedukaciją. Galbūt padarysim kokį nors naują tyrimą, Julija, galbūt su tavim. Tikėkime. Tas tyrimas turi kažkokią tai reikšmę ar prasme, ar buvo kažkieno tai padarytas tam, kad užsidirbti. Kad atsirastų receptiniai kalbiniai kodai, kuriuos išrašinės gydytojai. Tai yra visiškai kita tema. Receptiniai kalbiniai Kodai. Receptą išrašo neplokštuminis specialistas. Bet koks gali būti žodinis kodas? Aš esu laimingas? Aš esu sveika. Ir tada pagyja nuo visų ligų. Įvidujina, sunku įvidujinti visas vertybės ir taip toliau. Tai tuomet atsirado trimatės asmenybės ugdymas. Galvoju, tai kam čia 10 metų aš čia knysiuosi? Tai čia nueisiu į kurselį už 100 ar 200, nežinau kiek ten eurų. Ir aš čia būsiu neuroedukatorius. Paprastiem žmonėm, kam ten tie sudėtingi ir ilgimos. Yra specialistas, sertifikuotas, kuris tau pasakys viską tokių kotletų ar bulvių košės lygių, kur viskas aišku. Neuroedukatorių su šita laida bus 190 ir trečdalis dirbančių. Sertifikatai, kas duoda, kokia įstaiga duoda tą sertifikatą. Marijos Mandelės Leliugienės MB? O žmonės ateina kodėl mokytis? Todėl, kad jie paskui gali mokyti kitus ir gauti vėlgi pinigus. Tokia piramidės konstrukcija. Taip. Galiu eiti, gauti jų licenciją ir praktikuoti ir gauti pinigų. Tikrai gali taip. Ir su jūsų žinomumu tai, manau, eilė.